Nu tai, sveiki. Sveiki. Mes sveikinamės iš Šatrijos kalnų. Šiaip, tarp kitko, gavom iššūkį iš mano sesės, mum abiem. Linkėjimai. Jo, papasakosi ar man papasakoti? Tai tu pasakok. Tai vienu žodžiu, mum dabar bus taip, kad į savaitę bent vieną video kelsim iš... Vienu žodžiu, esmė, kad mes valgysim keistose vietose. Gaminsimės. Atsiprašau, gaminsim maistą keistose vietose. Tai šiandieną viena iš jų yra Šatrijos kalnas, ten bandysim užlipti ir pasigaminti maistą. Dėl to iššūkio, tai jeigu kai padarysim iššūkį, tai mes gausim dovanų, o mes norim gauti dovanų. tai dėl to darysim šitą dalyką. Nežinau, kiek laiko darysim. O antras video bus, kaip visada, kažkokios tai nesąmonės. Kažkoks kitoks. Tai. Ir kitam maistą gaminimo serijai galit parašyti komentarą, maždaug kokią vietą ir kokį dalyką pagaminti ir kas surinks daugiausiai, tarkim, laiko ar susidomėjimą, tą ir padarysim. Jo. Aišku, neskrisam į Kiniją, ten ant sienos kiaušinių kepti, bet kažką galit sugalvoti. Gal kažkada ateity skrisim kiaušinių kepti. Ateity. Tai ką, varysim, kopsim į kalną. Turėtų matytis kažkas kalnas. Jo. O ten. Aš jau antrą kartą tai gyvenime. Aš gal trečią irgi nežinau tiksliai. Tai gerai, tada varom. Šiandien esam daug labiau pasiruošę visko, tai vanduo kaip visą laiką mums reikalings. Ir čia turim visą namų rinkinį. Bliūdelis. Visą namų rinkinį. Ne visą namų rinkinį, bet bliūdelį su... Parodysim, nes aš nemoku kalbėti. Tai dabar dar reik... Važiavom jau iš Šiaulių, išvažiavom kokį 30 gaunas kilometrų ir palikom savo dujnę. Tą balioną ir tą dalyką, tai dabar turėjom irgi sustoti, nusipirkti, nes labai būtume daug laiko sugaišę grįžti. Tai va, galim eiti kalną. Tai va, jau einam link Šatrijos kalno. Pabiškės, šiaip slidu yra. Aš nešu vandenuką, Danielius visą kitą. Šiaip žmonių nei vieno nėra. Kas labai gerai. Kad nėra žmonių. Jo. O tai reikės dalintis paskui maisto. Bet šiaip girdėjau, kad vėl šuniukai loja, tai galbūt, kad reikės dalintis. Tai šuniukam tai viskas gerai. Nu, gerai tada. Yra kažkokie pėdsakai. Čia gal paukštuko arba šuniuką, neaišku. Eina savo. O, kaip toli tas kalnas. Bent jau nėra minus 17. Palauk, biški. Eik tu savo. Tai net neįpusėjom. Varom. Jej. Labai gerai. Pagaliau laiptai. Jej. Eina savo. Bet čia ant viršų žiauriai šalta, žiauriai vėjas pučia. O, Danielis vos nenukrito, eik tu savo. Įsitaškiam ir kamerą. Įsitaškiam. Dabar dedu į kišenę pašildyti biškį. Tikiuosi, kad nekliudė tuos, žinai, galvytės. Vienu žodžiu lipam į viršų.
sako, bus faina gamtoj pasigamint maistą. Jis taip sakė. Ką? Pagaliau Eina šikt. Vėliava. Šatrijos. Eina kakuoti. Nebenoriu. Nei valgyti, nei nieko. Žinot ką? Aš tikrai neįsivaizduoju, kaip ten Aurims lipa į tą Everestą. Man užtenka Šatrijos kalno laiptus užlipti. Ten yra toks, Sunku. ten yra toks betoninis dalyks ir man atrodo, kad mes tenai statysim krosnį savo ir keptuvę. Aina savo. A tikrai verta? Aš sesė tikiuosi, kad verta. Šiaip pasiieškuosam, kur mažiausiai vėjas pučia, nes šiandien kalnas šiaip gan baisiai yra. Ten kaip ir gera vieta gaunas prie čia, bet mums patiems labai vėjas pučia. Milvydė sako leistis mums čia kur nors, kad mažiau vėja pūsų, nes iš tenais vėjas. Vo, žiūrėk, ten apžvalgos aikštelė yra. Pažiūrėk. Čia vienu laiptuku nusileidus. Atsargiai įsikibus būk. Čia vienu nusileidus šiaip vėjas mažesnis yra. Galbūt, kad mes čia darysim. Jo, čia jaučiu ir būsam. Mažiausias vėjas. O vaizdelis koksai? Ką sakei? Dar žemiau einam? Nu, aš parėjau paimti visko. Ir Milvydė sako, ten biški žemiau nusileis, nes čia vėjas yra belė koks, net per striukę, žinot, pučia labai. Ir kad nebūtų paskui blogai. Svarbu, užkopėm ant to Šatrijos kalną, va tą vėliavą kaip ir ruodims. Reikia bandyti leistis, nes jau kažkaip ir valgyti noras, tai reiks gamintis. Tik pradėjom eiti pirmi žingsniai. Aš tai susmigau sulik. A ne, Milvydė, kiek keliau. Nesėdėk ant žemės. Kai man atsistoja, man koja įstriga. Sesė. Ne, aš nebenoriu. O mes čia va turim čia kažkur nusileisti. Na, šikt. Viskas. Sniega pilna visur. Nu, tipo slidu čia yra. Mums dar reikėjo pačios nueiti. Milvydė biški dar bando čiuožti. A gerai. Reikia slidžių. Sakė, reikia slidžių. Eikit jūs kakuoti. Eina šikt. Dabar labai negražiai kalba, jūs tikriausiai negirdot. Sako, eina šiekti, dar kažką. Čia tikrai šlapiai. Ne tokie batai tam skirti. Aš nebenoriu, aš tikrai žinau, kas supikta. Mano kojas yra šlapios, yra belenkiam šalta. Noriu vasaros. Eina šiekti. Ne, pas mane yra tiesiog, pas mane yra gniūžtas mano pėdose. Atėjom prie kažkokių čia soliukų. Ir dabar mes tokie biški nelogiškai. Atėjom per kitą galą, užlipom į kalną. Tenais va. Ir tenais nusileidom. Ir mes čia apėjom. Jis yra tiesiog pilnas sniego kojose. Kojinės yra kiauliai šlapios. Man yra žiauriai šalta. Aš dabar iš tikrųjų nuoširdžiai noriu eiti į mašiną įsidžiovint savo pėdas, nes aš bijau susirgt antrą kartą. Aš jaučiu, kai aš lipu savo pėdutėm, kaip man sniegs
traiška. Padėjom įstumti mašinytę, bet vėl užklimpa. Jaučiu. Šuniuks va lauk šeimininkės. Irgi buvo sniego įgytas. Tai va dabar, matėt, gal padėjom moterišį mašiną išsistumti, nes čia bekelė. Viskas gerai ir mes jau pareinam link mašinos. Tai dabar iš kitą galą. Visą tą kalną spėjom apeiti ir dar nusileisti. Pozityviai pasportavom, pačiuožinėjom, dabar eisim pavalgyt, moteriai padėjom, nes iš tikrųjų čia žmonių nieko nėra, tai jie labai pasiseka, kad mes ėjom pro šalį ir galėjom padėti. Va, čia taip turėjo atsitikti. Tai va, dabar ką, kojų šiaip jau normaliai, kojas atsileido, tai pastumėm biškį mašinytę, pasportavom. O dabar ką, bandysim, tikiuosi, nesutams, ko pasidarysim maisto. Tai vis dėlto prie mašinos galo darysimės, nes atgal jau tikrai nebeisam per tas pusnis. Dabar pilnas sniega batuose. Nu, bet vis tiek bent gamtoj pavalgysim. Ko mes čia turam ir ką mes čia darysim? Gerai, vandeniukas, tada visa keptuvė, čia jau miltai. Nežinau, dedu ant žemės. Tada bliūdėlis ir faršas. O iš faršo darysim kokletus. Ir daugiau visokie lėkštės, šakutės, prieskoniai ir ugnies aparats. O tai ką, dedam faršiuką. Su nagu. Taip, su nagu. Išėmam plėvelę. Gerai, čia yra kiaušinės mums reikia. Gerai, tada turim prieskoniukų. Aš iškart žinau, kad viską maklinu. Čia yra mėsos prieskoniai, maltos mėsos prieskoniai. Tada pipiras, druska. Nei rankyčių, nei kojyčių. Miltus turim. Pipiriuką dedam. Druskytės. Nežinau, jeigu reiks, dar įsidėsim. Miltai. Biškį milto ir Danielius turės išmaišyti, nes aš tokio šalčio nelabai noriu. Oi. Ir biškutį miltuką. Ir viskas puoslė, tai bredis, man atrodo. Šildom rankas. Gerai, dabar mano eilė sužibėti. Čia dujų balioną nusipirkom dabar ir čia lygiai toks pat, netgi ta dėžutė tokia pat. Tai žinom, kaip naudotis. Tuos atgal dedam. Čia taip paprasta. Ir šiandien turim didelę keptuvę. Tai žiūrėsim, ar išeis stabiliai padaryti. Čia dujininkų nereik būt, kad taip mokėtų daryti. Gerai, čia atsukam. Bum, kaip paprasta. Ir kaip šilta. Jaučias, kad
visas balionas užšalęs yra. O. Snarglis bėga. Žiūram, ar mums keptuvė laikysis. Tu kepsi, o aš turėsiu laikyti. O gal ir ne? Ne, normaliai. Rankas mano, jeigu ką, yra švarės, bet kaip aš nenoriu. Gerai, kad tik tai vieną. O koks šaltumo faršas palika čia per tą mūsų kelionę, per tą visą kalną. Ir kodėl pamiršom pasimti tas vienkartinės pirštinės. Bet jau nieko tokio. Man atrodo gerai bus. Va kiek. Šiaip mes su Danielium turėjom net pasiėmę pačiuožinėt nuo kalniukų. Bet, kai pamatėm, kad kalnas labai didelis, tai gal ne. Ir šiaip ant šiknos nuslidinėjom. Ai va, aš šiaip ieškau aliejaus papurkšt keptuvę. Taip, iškai čia papurkšim. Palikit mikrofoną, ponas Danieliau. Kol papurkšim. Gerai, kaito. Aišku, ant batą jaučiu. Aš sugalvojau, kad taip biškį daryti, kad rankų tiek neišsimurzinti, nes su šiukšlių maišu darysiu. Nereikės rankų plauti. Ir tai vos nusiplau, nes šiaip labai šaltas vanduo pas mumis ir žiūrėsim, ar čia mums gausas. Žinok, tokia koklė tai gausas, kur nesi taip skaniai valgius. Na, vis tiek, žinot, priliesti reikia. Nu, čia tokie nebus, anie visi vienodi. Mes visų vis tiek nekepsam jaučiu. Ne, pasiliksim namuose. Pasiklausykit, kaip jie čirškia. Svogūno neturėjom. Oh my god, svogūno neįdėjau. Nu kaip tu taip? Nu nieko, valgysim to svogūno. Aš šiaip moku bulveskus, bet dabar pirštai šiaip yra nušalę. Arba pirštai nebešal, arba nebejaučiu. Nebejaučiu. Tau gerai sekas? Nežinau. Reikėjo dangties. Aha, nes Neiškepsant. jo ir aš per storus gal padariau. Ai, ištaisysim. Kaip čia gerai rankas pasišildyti. Žinai, kas būtų gerai kitą kartą laužą pasidaryti. Prie laužo bent jau sušiltumėm. Jo, tai reiktų jau per naktį važiuoti ten didelį laužą daryti. Nes čia tai ragas yra. Kojos šlapios, rankos šaltos. Šiaip iš tikrųjų net ir nuotaikos nebėra man. Nes tikrai yra šiaudį šalta, ten kritau, tai... Bet bandau pasikurt pozityvumo. Bet sunkiai sekas. Bet skaniai pavalgysim. Turėtų būti skanu, kai tiek varga. Jo, nes iš tikrųjų, sakau, ten iš pradžių man buvo jokinga, ten slys nuo tų kalnų, o po to jau čia einam, nu jau daro šalta, šikna šlapia, tos kojinės šlapios, rankos nejaučiu, kamera įkrita į pusnį nebeveik, užšalė, tada telefonai mano internetas neveikia visiškai, tipo, nu, ryšio nėra, nieks neveikia, nesuprantu, galvoju, nu, įdomiai, aš šiandien ne 13? Penktadienis. Šiandien 15. Ai, 15, gal kokia 13. O gal net ir 16. Ai, gal ir jo, gerai sakai. Nu, vienu žodžiu, tai, bet nieko, užsikursim geros energijos. Išsakiau savo nuoskaudas. Yra normaliai padaryta. Jo.
sako. Biškai čia viršai šalta gal. Gal nėra su kuo uždengti, nepasiėmėm. O jeigu mes su tuo uždengtumėm? Pabandyk kažkiek uždėti, kad neištirptų ant čia. Ir neįčirškė, nei nieko. Nežinau. Reikėjo uždengti pasiūlyti. O jeigu mes įmestumėm su bulvėm kartu virt kotletus? Nu, pabandom gal. Pabandom, o ką? Bus išvirę kotletai. Vandeniuką ir mūsų bulvės. Tiek užteks. Dangtį turim ant tuo. Jo, į po to kotletus dėsim. Mes labai blogas dujas kažkokias susipirkom, nes mums bulvės jau 15 minučių laukim, kada užvirs vanduo. Ir Ronas net nepradėjo. Jos net nepradėjo, palauk, kaip čia parodė dabar. Vanduo beveik net nešėjau. Nu tai, nežinau, mes galvojam su Danielium, kad arba tos dujos užšalo kažkokiu būdu, bet mes tada minus 17 su savo tom dujom, kur turim namuose, birėmės dešrelės ir išvirė, kuo puikiausiai ten per kelias minutės vos ne, o čia laukiam ilgiausiai, kotletai neiškepa. Tai viena žodžiu, mes nusprendėm, kad nepasiduosim tam iššūkiui, tai važiuosim namo. Pažiūrėkit, mano lūpos net mėlynos jau nuo šalčio, nes kojas yra kiaurai šlapios. Vienu žodžiu. Tai mes nusprendėm važiuoti iki namų ir pratęsti rytoj iš ryto. Jums čia bus tik kelios sekundės. Jesus. Mes pasimsim rytoj savo dujas geras, kurios atlaikė minus 17 šaltį. Sveikinam, bet susitinkam už kelių sekundžių, jau bus rytojus. Mes nepasiduosim. Iki. Sveiki sugrįžę vėl. Na, kelias sekundės mes vėl čia pat. Tikslas išsikepti kotletus. Pabaigt kepti kotletus. Pabaigt. Vienu žodžiu, mes nebe aikštelį darysim, o kitoj vietoj, nes žmonių pilna, labai daug kas nuo kalniukų slidinėjai. Vakar nei vienas žmogaus nebuvo, šiandien atvažiuojam pilną aikštelę ir gali net parodyti, kaip čia žiniai žmonės. Mašinų aikštelė pilna, tai einam mes biški toliau paeisim, arčiau to kalną, iš kitos pusės tik tais. Oras labai geras, saulė šviečia. Aišku, irgi vėsu, bet šilčiau negu vakar, plius sausį esam. Kuo eina šiltesnė susidėjom. Viską šilčiau. Jo, tai varom. Va, susiradom spotą. Šįkart nedarysim tokių pat klaidų kaip vakar. Tai dėsim ant suoliuką, o ne ant sniego dujas. Ir šiandienai turim du tokius. Ir šiandienai turim du kaitinimo dalykus. Vienas bus keptuviai, o kits bus bliūdui. Pasimokam iš vakarykščių klaidų. Šiandien biškį labiau pasiruošėm. Nuėjom ant suoliuko, nes vakar pagalvom, kad galbūt mums dujas užšalo tiesiog nuo sniego. Tai tikiuosi šiandien mums pavyks tos kotletus pasidaryti. Na ir šiandien biškį nuotaikos yra geresnės mums. Abu dujų balionai užkurti. Jo, va, kaista. Ir ką, ruošim keptuvės, ruošim bulves. Kol viskas užvirs, reikia. Šiandien pasiėmėm ir aliejaus normalesnę. Palauk, kuris yra čia. Mūsų kotletai. Tada kur tas aliejus? Aliejus buvo... Čia aliejus. Taip, aliejus. Tikiuosi irgi neužšalė, ne, gerai. Man reikia jaučiu bulveskus, nes aš vakar tas bulves, kur buvau nuskutęs ir sudėjęs, mečiau laukašanas. Prisipažino. Ir dabar man labai gaila, nes dabar ranka šal ir vėl skustė tas bulves. Na. Šiaip labai gerai būtų čia uždengti, kad to lygiai kaistų. Nes biški veisi iš tos pusės pučiai. Reikia uždengti. Ne, tai tada iš čia reikia. Nu kažkaip gausas vis tiek. Dar biški. Ką valgysim virtas bulves? Nu, virtas bulves valgysim ir pusiau iškeptą mėsą. Mes vėl dangti pamiršom. Nu, kaip tu pamiršai?
Bet žiūrėk, čia jau kaista. Jo, kaist. Ne taip kaip vakarą. Jo, dabar jau kaist. Antras dublis bulvių skutims. Pyket, nepyket, lupenas dedu ant žemės, arba zuikiai suvalgys, arba stirniukai. Ir nešiukšlės čia yra, tai manau viskas yra gerai. Ir dabar galim jaučiu jau bulbytės dėti vidų. Šils? Jo, šyl vanduo. Gerai, kur čia yra? Bandom nuo vėjo paslėpt. Nes nuo vėjo mums net nešyla niekas. Išmastėm dar geriau. Čia dabar padarėm tokį užuovėją. Dabar bent pradėd jau bulbės kaisti. Ir keptuvę dabar tik tais. Jo, nes ir aliejus padėjo pabiškį bėgto, tai buvo užšalios. Tai gal biškį radom išeitį. Tikiuosi. Ne pati tinkamiausia vieta, bet ten ant kalno tai iš viso jaučiu. Nesąmonė. Ten kažkokia mašina stovė. Čia kur vakar mes tą mašiną išstūmėm, mano vėl čia stovau. Bet šį kartą nebevažiavo taip toli. Bandysim kokletus dėti. Jo, dabar laukiamės jau čia. Kada užvers? O jeigu neišeis išsikepti kotletų kaip vakar, tai tada virsim kotletus. Valgysim virtą faršą. Virtą kokletą. Už ją padėjau burbuliuoti jau. Keptuvė irgi jau turėtų būti gerai įkaitus. Pabandysiu jau dėti kotletus. Ikščius. Karšta. Bet reikėjo dangties mums. Šūdas kaip karšta. Bet nėra čiškėjimo, nėra gerai vadinas. Vienu žodžiu sugalvojom, kad virsim tos kotletus, nes mums čia tikrai ant keptuvės neiškeps. Reikėjo dangtį pasiimt ir, matot patys, nei čiškėjimą, nieko, o bulvės tai labai gerai verda. Tai aš nežinau, ar vieną dabar dedam pabandymui? Jo, pabandyk vieną. Žiūrėk, kaip čia dabar darom. Aš atidengiau tu dėk, nes negalima uždėti dangties ant žemės. Va. Laukiam. Kotletus verdam. Čia žmonės įdom, mes kotletus verdam. Reikia tos sakinus nusimti, jūs manęs nematot gerai. Kaip berniukai. Bet viskas verda. Viskas labai gerai. Viskas labai gerai? Taip. Bus virti kotletai. Ką reikia biškį pasišildyti, taip pasportuoti reikia. Žiūrėk, iškart bus geriau. Žmonės nuo viršų žiūri, galvoja nenormali. 1, 15, 100, 101. Ne, tai Danielius gerulis yra. Mane filmuoti reikia. O žiūrėk, iš karto geriau. Liuks. Šiaip palei viską jau man atrodo, kad jau beveik savo kamerą apieja visą. Dar kotletą reikia, bet mes nusprendėm vieną kotletą tik valgysiu. Nes labai ilgai gausis, kol čia išvirs, nes kad tas vėjas gal greičiau būtų užvirę, nes kotletai iki dabar net, ta keptuvė net neįkaita. Gali parodyti, kaip atrodo. Nečirkšt nepradėjo. Tai tas jau baigė išvirti. Tai manau, kad bus neblogai. Aš irgi taip galvoju. Žiūrim, ar išviria bulvytas, ar neišviria bulvytas. Žiūrėkit. Išviria, o kotlets neaišku. Gal dar kotletą paverdama, ne? Bet bulvės jau redis. Žiauriai gerai. Džiaugiuosi. Jei. Man atrodo, jau greitai ir valgyšim virtą kotletą su virtom bulvytą. O šitas dalykas, žinokit, brokuots yra, nes, keptuvė neišyla, bet net ne pačios dujos mes galvojam, o šitas, angaliukas visą. Brokuots.
Nes tas mūsų, kur seniau turėjau, nu tai žiauriai gerai veikia. Ir iš karto va, ir bulvės užvirė, ir išvirė, ir viską čia kitaip. O čia tik rankom šildė dabar. Nešvarios gerai su pištinėm bus. Apsivalom. Mūsų stalas. Šakutės. Vieną. Radai? Yra ir antrą. Gerai. Nežinau, bandom jau dėtis gal tada? Nu, pasižiūrim. Atidaryk. Oi, jaučiu, kad bus frėdas. Tikiuosi. Gerai, dabar šitą galim dėti čia. Reikdu jas užsukinėti. Aišku, šakutė iškrita. O, iš karto. Oi, kaip gerai. Va, mūsų maistelis, dabar reikia tik iš arčiau parodyti. Nu tai ką, mūsų tas maistelis toks biški vargingas, toksai po pusę kotletuko, 3 bulvytės, bet tikiuosi, kad kitą kartą mums gausis geriau. Čia tokie va, pirmi bandymai pasidaryti mandriau lauke. Eik tu sauda, kaip gerai gavos. Šiaip labai skanu, bet labai greit viestant lauką. Šiaip tikrai skaniai gavosi kotletai, nors ir biški apkepti ir apvirti, bet tikrai skanus. Labai prieskaniai šiaip skanus. Ir gal net, šiaip gal net verta visą laiką, kad ir namuose darytis ir iškepti ir tada pavirtenus. Šiaip tai taip padaro su padažu. Ai. Milvydę, kai daro valgyti namuose, aš dažniausiai nusiplaunu, bet paskui indus plaunu, bet valgau tai skaniai. Gal kitą kartą gausis mums geriau, gausis gal 10 kotletų, ne pusę kotletų. Gal būsim pasiėmę keptuvės dangtį ir, nu, žodžiu, gal vėjas nepus, gal kažką dar geriau bus. Dabar šiaip žiauriai skaniai gavosi, galiom netgi 2 dėti virti kotletus. Bet namuose pavaiksiu aš tą varšą iškepti. Jo, nes šiaip labai skaniai susimarinavo. Bet svogūno trūksta. Ir į bulves druskos neįdėjom. Bet gerai, kad nuo kotletų kažkiek bent. Jo, nes kai kotletą įsidėjo, tai tą, nu, druskas ir gavus ir bulvės tokios, bet labai skanios, šiaip pačias bulvės skanios. Labai skaniai. Užskaitot mūsų, ar pavyko mums challenge'as ar ne? Parodysim, kaip greit viskas susimesti reik. Čia irgi heks bus. Viską vėlia ką mesti. Jo, faršas, ane? Reikia nieko nepalikti. Oi, tu savo šiaip šalta šiandien. Keptuvė prišalo. Normaliai. Normaliai, eik tu savo sultį. Ir nesiliekštės vidai. Dėk čia greitai vidų. Aš irgi klausim. Mes šiaip YouTube'ai žiūrėjom vienas lietuvis, tenais, kur važiuoja į miškus, daros irgi valgyti. Ir kaip, pavyzdžiui, šiltai ant sofkės esi ir žiūri, kaip daro viską ir neatrodo, kad taip yra sunku. Jo. Ir dabar nežinau, kaip ten vadinasi žmogus, bet šiaip labai gerai sufilmuoju, labai. Jūs tikrai turėtumėte žinoti. Nu, mes jau va prie mašinytės. Čia yra žymiai šilčiau prie parkingo negu tenas, nes ten vėjas pūtė, o čia tai normaliai va. Eik tu savo. Man atrodo, žinau, kas yra. Kas buvo? Būsiu akumą neprisukęs. Dabar jokia degimo nėra. Šis video yra tiesiog nuotykių pilns. Oi, vienu žodžiu. Čia dabar atvarėm prie mašinos, kur mes čia nubiškė, sakom, nekipsim čia kotletų parkingė, nu čia šiaip žiauriai gera vieta, nes čia nei vėjas, nei nieka. Nu dabar pareinam ir žodžiu, šašlyką kažkas kepas. Parkingė kaip skaniai kvepėjo. Būtume gal apsikeitę su žmonėm, mes kotletų virtų, jie mums šašlyką kepta. Fainai, geras oras, tai smagu gamtoj. Va. Jau yra lempa atsidarius. Veiks jau čia, ne? Palauk, Danieliu. Neveik. Neveik.
Eik tu šiukt. Eik tu šiukt. Tu savo. Kažkada aš buvau kūmai, buvau išėmęs ir klemų neprisukau pliusinės. Ir kažkaip tokia mintis jau buvo, nes atsirakina gerai, atvažiavom, viskas gerai, ryte kūrės gerai. Bus klemų atšokus. Bet viskas gerai, galėsim pasišildomas sėdynės. Iškart ventiliatorių. Gerai, čiukiupik eina savo. Buvo biškė pirstelėjo. Nu tai ką, mes jau varom link namų pabaigti kept kotletus, kur tas faršas buvo. Arba virsam. Arba virsim. Ne, pasidarysim nuo padažiuką. Tai ačiū jums, kurie mumis žiūri iki pat galo. Ne. Taip, didžiausias ačiū. Ir ką, mes jau atsisveikinsim iki kito karto tada. Ir jeigu patiko, aišku, palaikit, pasisubscribe, pakomentuoti ir parašyti idėją kitam video. Maistą gaminimo video. Jo, nes į savaitę vienas toks bus, o kits bus kažkoks kitoks. Dar nesugalvojau. Tai gerai, tada ačiū jums ir iki.